Gerą dieną, vyrai ir moteris. Taigi, daug kas čia manęs prašė panalizuoti apie Tarybų sąjungą, apie Rusijos federaciją ir dar ten kažkas, pamiršau. Tai panalizavau ir nieko aš nei galiu pasakyti, nei galiu paneigti, nei galiu patvirtinti. Tiesiog galiu pateikti tą, ką aš radau ir kaip čia pasakyti, Jungtinių tautų saugumo konsulato ar ten kažkaip naujausiuose duomenyse atnaujinti duomenys 21 metais, tai į sudėtį įeina Tarybų sąjunga, toliau Rusijos federacija yra kompanija registruota Anglijoje ir kas čia dar buvo pranešimas, kad buvo susirinkimas ministrų Rusijos federacijos, Tarybų sąjungos ir dar RFSFSR kažkoks. Ir žodžiu, visa tai buvo 24 metais. Nu tai vat ir galvokit patys, ką aš žinau. Va. Tai pasižiūrėkit tos duomenis. Dabar demonstruoju tai, ką aš suradau. Nuorodas paliksiu komentarę, galėsit patys pasižiūrėti ir daryti išvadas. Tai ką čia dar daugiau pridurti. Tai tokia mano trumpa apžvalga, kurią prašėte per telegramą, kažkas diskutuojat, neaišku, nerandat. Tai aš irgi nieko nežinau, bet tokie yra surinkti duomenys, juos pateikiu ir galit pasižiūrėti. Yra, nėra, galioja, negalioja, buvo, nebuvo. Tai dabar dar klausimas tada dėl kitų dalykų, tai kažkas dar ten minėjo apie ten tos chemtrailus, ten rūkus, tos visus kitus dalykus, tai esant laikui parinksiu irgi ten, reikia atkasti tos dokumentus, nes prieš 3 metus maždaug buvau viską tai surinkęs. Tai čia dabar labai jau daug visko praėjo, dar tų duomenų daug ten visokių kitokių, tai tiek. Gražėkite, skaitykite ir žinosite, kaip sakyti. Tai ačiū visiems, kas palaikot. Dėkui visiems. Padėkite ten tos, kam nesunku, komentarus, patiktukus lietuviškai, ir pasirašykite ant to kanalo. Čia nedaug liko iki 1000, kaip čia vadinasi, prie subscriberiai, žodžiu. Tai žiūrėsim, kaip čia veikia tas toliau. Gal gausis koks įdomus dalykas, stebuklingas. Tai tiek, ačiū visiems uždėmesį ir iki sekančio karto. Taigi, žiūrime, yra Rusijos federacija, vėliava, herbas, čia himnas yra, bet nėra nuo kada atsirado. Yra nepriklausomybė nuo 90 birželio 12, pripažinta 91. Gerai, tai čia yra Rusijos federacija. Toliau yra Sovietų sąjunga, Tarybų sąjunga. Tarybų sąjunga nuo 22 iki 91. Čia 2 himnai yra, žodžiu. Čia žemėlapis, kas jie eina. Čia buvus Lietuvos tarybų socialistinė respublika. Ir toliau yra Rusijos TFSR, Rusijos tarybų federacinė socialistinė respublika. Tarybų sąjungos respublika gyvavusi nuo 1917 iki 91 ir nuo 91 gruodžio 12 gyvuoja nepriklausoma Rusijos federacija. Čia irgi yra Rusijos federacija, matosi, kad čia žemėlapis be tų atsiskyrusių savarankiškų
valstybių. Nu ir ką mes toliau žiūrim. Grįžtam prie Rusijos federacijos. Čia va, Российская federacija. Ir vat ką mes čia žiūrime toliau. Einam į government of čia, kaip čia yra, find and update company information. Čia government of the Russian Federation. Company numer, toks ir toks. Čia yra adresas, statusas registruotas 23, next statement 25, čia company details, adresas incorporated in legal form Federal Republic in Russia, čia Constitute of the Russian Federation. Nu, žodžiu, čia dar yra people, nieko nerodo, history, čia galima dar kažką tai, registracijos kažkokie tai yra 4 dokumentai, Company House, Government of Russian Federation, Federal Republic, čia taip, Association of Taxation, žodžiu, beneficiarai ir savininkai, čia kažkas tai čia tokio. Tai va, čia tokie va dalykai apie Rusijos federaciją. Ir dabar va, jeigu užeinam į toliau Rusijos federaciją, premjeras Michailas Mišustinas ir prezidentas Vladimiras Putinas. Tai va, toliau ką mes čia žiūrim, šitie dokumentai tokie va, čia kažkokie yra. Čia toliau yra čia va, tas government, Russian Federation. Čia yra tas Rusijos federacijos tinklapis. Čia irgi va, Mišustinas ten tas sėdi. About. Va. Ministerijos ir agentūros. Ministras. Čia, ne? O. Tas pats. Ir toliau einame dabar į Jungtinių tautų puslapį. Va yra, čia jeigu išversti į lietuvių, Chartija, va, atnaujinta 21.2. Užeinam į Chartiją, einam į 5 skyrių, nu ir žiūrim, čia yra, verčiam į lietuvių. Saugumo taryba sudaro 15 Jungtinių tautų narių: Kinijos Respublika, Prancūzija, Sovietų Socialistinių Respublikų sąjunga. Tai yra socialistinė ta sąjunga. Pasižiūrim, Sovietų sąjunga. Va. Tai čia dar atnaujinta 21 metais. Nu ir toliau žiūrim, dar vienas įdomus dalykas, tai va, turime 24 metais, birželio 25 dieną, Rusijos pramonės ir prekybos ministerijoje vyko kasmetinis patariamosios tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo pirmasis ministro pirmininko pavaduotojas Denisas Manturovas. Tarybą sudaro SSRS, RSFSR ir Rusijos federacijos pramonės ministrai. Tai jie kas metus, kiekvienais metais renkasi į posėdį, tai yra Tarybų sąjunga, Rusijos tentas, kaip čia,
Tarybų federalinė socialistinė respublika ir Rusijos federacijos pramonės ministrai. Tai vat, trys susitikinėja kas metus. Patariamoji taryba sudaryta 2014 m. balandžio 10 d. Patariamąją tarybą sudaro TSRS, tada ir Rusijos federacijos Tarybų socialistinės respublikos sąjunga, Rusijos federacijos bla 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 ir žodžiu čia tokie dalykai vyksta. Ir tokia čia jūsų klausimai, toks tas ir atsakymas. Tai ką čia dar pridurti, aš nebežinau. Tai viskas yra viešai prieinama, nieks čia nieko neslepia, tai nėra čia kažkokių stebuklų, tiesiog yra tokia informacija, ar jinai veikia, ar tikra, ar netikra, tai pasilikite savo apie tai spręsti, parašykit savo nuomonę į komentarą, jeigu patiko, padėkit laiką, subscribinkit, ir parinksiu dar įdomių dalykų, kurie tikrai visiems yra aktualūs, gal ir neaktualūs, už visus negaliu pasakyti. Tai tokios žinios. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki.